Nu ką. Kon jūs, mėsagalviai. Labas vakarėlis. Labas vakaras, mėlyjeji. Sveiki visi vairuojantis iš darbo namo. Sveiki visi, kas pasijungia šiaip savo mus. Šaunolį. Šiuo metu prie Moravos sustabdyta fūra. Nemeluok žmonėm, nevažiuosi. Rimtai? Ai, rimtai? Šiaip tai nesustabdyta, bet avarija buvo. Fūra nunešė Porsche. Nice. Va taip va. Nice. Tai tie, kas atvažiuojat nuo Megos ir sukat link Moravos, arba... Tai nesukit. Tai nesukit. Arba nuo Ramučių, tai nevažiuokit. Pabūkit. Gerai, tai ką gero, Vegis ir Vėlis sugrįžta į jūsų eterį, internetinį arba radio, arba įrašo eterį. Ir aš vėl. Kol nepraėjo jo laikas, kol aš nepamiršau, tai dar kartelį primenu visiems, kas žiūrit, palaikinam, pasubscribinam komentarą ir ledas tada galite klausyti. Ir tiem, kas dar matysi tik tais ketvirtadienį įrašą, tai tada... Naujas plakačiuks. Naujas plakačiuks. Eik, čia iš viso mes stebėjomės, mes jos skundėmės ne vieną kartą, kad kėdė sulūžus viena kita, pataisyta viskas. O tai va. Laukia ant durų uždėta kojelė, tebe reik plytom užžeminėti, žiauriai gerai. Kadangi kol mes, jeigu skundžiamės ir tada būna viskas įvykdyta, lemma, kai užkniso čia, žinai, dirbti ir babkių negauti. Jau prie to pačio, ne? Jau prie to pačio, jau prikabinam. Jau 9 laida? Jo. 9, ne? Nežinau, gal. Atrodo 9, jo. Jo. Taip ilgai mes čia darom, jau už 2 mėnesių. O Jėzus, Marija. O Jėzus. Šiaip tai virš 3 mėnesių, tik tai, nes mes buvom praleidę ten. Jo. All right, gerai. Aš tau vieną dalykėlį dar prieš pereinant, ką mes šią savaitę kalbėsim. Ar mes esam kalbėję apie ChatGPT? Ar matei, kad kiniečiai šovė ChatGPT paširdžius, sukūrė DeepSeek AI, kuris veikia taip pat gerai kaip ChatGPT ir jisai yra nemokamas. What the fuck? Va tokį, visas funkcijas sudėjo ir padarė nemokamai. O, jis sako, norit uždrausti TikToką? Mes geresnį sukursim dar vieną dalyką. Nu, davė vaizdų biškį. Va taip va. Šaunuoliukai. Normaliai. Gerai, tai ką, tai šiandienos laidoje matysite. Šį vakarą laidoje matysite. Kaip ten daro ten? Ne Paulius Samoška. Mes šiandien pakalbėsim apie mamą apdovanojimus. Nu, biški, žinai, aptarsim, mano. Ne vieną šeimą turėsim, daug reikalų ten iš tikrųjų vyksta. Tiek nuo vedimo iki baumilos arba baumilos. Iki skandalo. Nežinau, kaip sakyt, bet karo su didžiai. Aš tai sakau baumilos. Specialiai, kad tikrai neteisingai būtų. Tada žinai, kad bent jau tikrai neteisingai. Tai va, tai su mama važiuosim, gal netgi čia gausis, aš nežinau, ten labai daug ką apšnekėti yra, bet iki kokių 8, tai tikrai gal net iki 8:30, tiems, kas klausot gyvai. O taip, biškai jau. Jo, o po to antrą laidos dalį mes paskyrėm šiek tiek gyvenimo užsienyje, nes tiek aš, tiek Begičius esam pagyvenę užsienyje. Tai norim pasidalinti šiek tiek su jumis istorijomis. Užsieniečiai esam, žinai, biški lietuviškai, ne bum-bum. Ta akcentą reikėjo amerikonišką užmest. Tai tu amerikonišką, aš tai ne. Man nesigauna ant tą. Aš nešneku gerai lietuviškai. Aš norėčiau tam vieną, aš gavosi. Grinai, ta prasme, žiauriai. Tai gerai, daugiau ir nebedarysite. Geriau, aš net nesistengsiu, nes ten tai iš vis ten reikia arba labai lėtai šnekėti, jeigu kiprietiškai, graikiškai, sakykim, taip tam tarpe, tai arba labai lėtai šnekėti, arba labai laužyti liežuvį. Tai net nesistengsiu. Ok, gerai. Tai va, tai ką, tai išeinam į trumpą pertrauką ir jau iš karto po pertraukos sugrįžtam su diskusijomis apie mamą. Kaip ten, mama, kas toliau? Oi, labai gerą bairį pasakiau prieš eterį, bet gaila, kad prieš eterį. Ir negaliu eterį, aš jau sakydų. Tai apseisit be bairio, aš ačiū. Nesąmonė, negeras ten bairis buvo. Tai žinai. Va, kai jaučiu, neregės. Jo, tai ką, važiuojam į mamą ir... Nu, mama, kas toliau? Gal ir pradedam nuo to, kad šiaip pasaulyje labai populiarėja raustų formatas. Ir Lietuvoje labai išpopuliarėjo. Jo, ir Lietuvoje labai išpopuliarėjo. Ir šiaip tai aš jo nesuprantu, aš niekada nežiūriu, man ten belekaip neįdomu, kai jie pritemtai galvoja bairius apie vieni kitus, nes tu turi 5 žmonės, iš kurių pasirinkti ir vis tiek turi apie jos bairius sugalvoti. Tai 8% bairių yra žiauriai lievi, kaip mano visi bairiai. Nes 8% bairių yra parašyti skriptorių.
Alright. Nes ten kažkada sakė, aš žiūrėjau tos raustų video ten ir panašiai, kur ten su komisija sėdė ir panašiai. Tai šiaip gerų bairių būna, tikrai gerų, tokių, kur, tokius užvalgo gerai, kur net skanu pasidaro, žinai. Bet ten sakė, kad paskui ten skriptoriai tipo parašė. O tai va, 2% gal ir būna gerų. Bet žiūrėt, 1,5 valandos videką, kad 2% iš to videko būtų geras. Čia kai mūsų podcastas šitas. Grinai. Tas pats. Tai va, tai kadangi populiarėja labai raustai, tai visas mama vedimas ir visas mama scenarijus buvo pastatytas ant raustų ir gavo spragilų visi. Visi, kas sėdėjo. Visi gavo. Gavo spragilų ir labiausia man nepatiko iš tikrųjų. Na, bet žodžiu. Tai patiko, nepatiko. Patiko, nepatiko. Kaip OG version reagavo į tos visus bairiukus. Aš po 3 bairio, kada vėl padarė close-upą į veidą, aš galvoju, kad jisai arba apsiverks, arba jis, kai Vilas Smithas pliuchą duos. Jo. 1 iš 2 galvoju. Bet jisai 3 metai išėlės, aš kiek pažiūriu, tai, prasme, jeigu kokį tarpsnį įsijungiu iš kitų metų mamos, tai pastoviai jisai susiraukė sėdė, toks vaizdas. Tai šiaip jisai, jeigu tu pažiūrėtum, tai jo konsus, kaip visai elgėsi ir taip toliau, tiesiog. Tai toks žmogus ir po to ten, akylos akis ir po to akyli žurnalistai pradėjo kvestionuoti, kaip ten jiems su Karolina sekasi, nes ten irgi nekokių vaizdų pasirodo prisižiūrėjo vieni iš kitų. Tai matei, kaip šitą Karolina pasakė, komentaras jos. Labai daug, kaip ten, labai nemažai karo namuose, kažkas tokio. Tai kažkodėl nėra. Tai aš nežinau, žinai. Gal reikėtų persvarstyti, gal čia raudona vėliavytė tokia yra. Tokia, jo. Biški per vėl, aišku, vaikų turi. Ar jie neturi vaikų? Turi. Tai va, tai jau biški per vėl. Reikėjo anksčiau galvoti, žodžiu. Taip. Tai va, ir kadangi raustų formatas buvo paimta Laura Berocijos vardas Dragūnaitės, ne? Tai jinai iš raustų ir atėjus, nes šiaip tai aš ją mačiau pirmą kartą, prisipažįstu, nes nežiūriu raustų, tai aš asuminu, kad jinai iš rausto atėjus. Jinai žiauriai, šiaip raustusi, tai žiauriai gerai varė. Okay. Jinai ir čia labai gerai varė. Tu nepatikė, ta prasme, jų tos raustos, tai kiek ten tų žmonių būna, prieš 100, prieš 200 žmonių stovi. Taip. Ir tai dabar pastato prieš 16 gabalų ir dar gyvam eterį. Tai jinai žiauriai gerai išvažiavo iš tikrųjų su tuo, nes aš atsimenu pirmą kartą savo Žalgirio arenui, kada dirbau, LKL net, jau šūdinai gavosi, o tada, kai Eurolygoje pirmą kartą reikėjo padirbti. Aš ten tiek privėliau šūdo, dirbdamas iš jaudulio, nes tu sėdi dreba rankos, tiesiog, nes tu matai tą visą masę žmonių. Taip. Ir jinai pirmą kartą pastatyta ant scenos, jinai žiauriai gerai susitvarkė. Šiaip tai aš net sakyčiau, gal net geriau negu, nesupykit, bet man atrodo, kad geriau negu Stonkus susitvarkė jinai. Jinai tikrai gerai varė. Biški, man vienais tarpais tai net Stonkų net tiesiog užgožė. Toks vis, kad jai buvo daugiau, arba jai daugiau buvo duota žodžių, arba tiesiog gavosi iš natūraliai jai visas šitas vedimas. Gal, jo. Tai iš tikrųjų labai gerai pavarė. Aš vienintelį tik tai turiu priekabę, bet čia mano skonio reikalas. Mane šiek tiek, aš po to pavargau nuo jos balso. Man tiesiog gal jos tembras ne iki galo, bet čia yra mano problemas, šiaip šaunuolė gerai pavarė. Ja, kaip ir man tavo. Aš tau galiu ausinės išjungti, nereiks girdėti. Ne, bet šitas, viskas tvarkoj su vedimu, viskas gerai, bet labiausiai cringe tai buvo man šitas, ten visas pristatymas prieš visą... O jo, ten šūdas buvo. Ten, aš toks sėdžiu ir ten išvarymą daro kažkokį. Jo, ten šūdas buvo. Aš nesupratau, kas ten įvyko. Mes irgi sėdėjom, diskutavom, lemą, kas čia vyksta. Toks be konteksto, toks labai. Bandė kažką pajokauti, bet ne. Šiaip dar va klausimas, kaip tau šitas konceptas buvo, kad su tautiniais? Su kuo tautiniais? Tai matei, kad tautinius įvedė, tautiniais drabužiais, ten dainavo ir panašiai. Ar tu nematei? Aš miegojau gal to? Bet grimtai! Aš nesuprantu. Ai, palauk. Ten pačioj pradžioj buvo. Bet ant tiek neįsirėžė į atmintį, kad nelabai žinok atsimenu. Tai reiškia, susiblendino tiesiog. Jo. Nes aš tai man iš karto, aš kai tautinius šokius atšokęs jau 12 metų, tai... Tavo tema. Tai grinai tavo asme, aš pasižiūrėjau, taip... Ką? Visi ten kostiumais ten džiauriausiais, ten išblizginti dar kažkas. Čia įeina tautiniai. Tautinius, šoka tautinius. Tai didžiavaisi kolegomis. Aš taip, ne, mano pirma mintis buvo...
Jeigu būčiau toliau jaučiu šokęs, tai būčiau jaučiu patekęs čia dabar. Ir gavęs 2 eurų. Grinai. Jeigu tiek. Už tai, kad pašokai. Arba susimokėjęs. Nes dar po to tavo rūbus perskalb turi, žinai, kur dar. Jo. Kalbant toliau apie vedimą, buvo Nijolė, kuri labai įdomiai, Discordas, šiaip, gal peršokant pirmin atgal tokie, Discordas labai hypino Laurą, labai stumė ant Nijolės. Ir visas tas Nijolės vedimas, šiaip man tas stilius yra priimtinas. Jinai renginį veda kaip draugelių, kaip draugeliams tiesiog hihihaha, maždaug kaip gimtadienio vestuvės vaibas, aš dažnai renginius taip vedu, nes yra pačiam linksmiau. Tai bet girdėjau, kad publika nelabai reagavo, nelabai ten jai. Nu, kaip mano, tai pavyzdžiui, nuomonė, jinai buvo, viskas tvarkoj, gerai, buvo, vedė, viskas okei. Padėjo, žinai, nu ir panašiai, bet nebuvo reikalinga. Tai duodi kokius 6 iš 10, kaip iš akių matau. More like 4. Okay. Šiaip, kodėl ją paėmė, kodėl jinai buvo reikalinga, tai buvo šiaip jokingi tie bairiai, Nijolė versus Šeškės. Nu tai čia ant šito viskas ir buvo pastatyta. Ja, buvo jokingi, bet jų buvo per daug. Taip. Jie atsibodo. Po kokio 3 bairio, ten iš pradžių, pačioj pradžioj labai glaustai vieną po kito, bam, 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 bam. Taip. Ir aš jau per maždaug, kad ties 3 bairius kubliam per daug, viskas, nebeskanu, žinai. Kažką pakaitalioti reikėtų, kažką kitaip padaryti. Tai va, aš iš vis sėdėjau, ten pradėjau apie tos, nu, ta prasme, čia jau all news, kaip vadina, žinai, nu, jau pakankamai laiko praėjo ir pakankamai daug skandalo to praėjo, kad vis dar naudot tą skandalą. Nu, matai, ten gali būti, kad net ir vėliau įdėjo į scenarijų, čia hipotetiškai tik tai, nes Šeškėsgi ten buvo užstumusios, kad mama yra šūdinas renginys ir mes net nenorim čia varyti. Nu taip. Tai va tokį įvarę ir gavo atgal. Čia gali būti revenžas toksai, jo, biški. Ir okay. Dar viena iš apibendrinančių žinių, neinant labai kol kas dar į detalės, tai ponia Jessica buvo vėl lyderė. Fūrą vairavo, nevairavo. Praeitais metais jinai ten iš vis kokius 7 nunešė, šiais metais tik 4. Tik. Jo. Tik. Tai realiai tai 5 skaitykim, jeigu aš teisingai pasakiau. Nes laimėjo Silvestras už dainą, man atrodo, kurią rašė Jessica. Tai basically... Jo, tai tas ant to, žinai, tas ant to. Bet man įdomu, kur dės dabar visus. Sakė, dalins kiekvienam savo, nu, ten, kas jai padėjo kilt. Ne pati tai pasakė ant scenos. Ok. Kad išdalins tiesiog. Aš žiūrėjau iš vis, ar ne? Aš dabar klausau, aš nesuprantu, ką tu šneki. 1, 2, 3, viską prasimazinau. Toks vis, kad turi neskaipo daugiau žaidėjai, negu žiūrėjai tą mamą. Gali būt. Tai va, bet nunešė 2 metus šilės. Trečiais jau jaučiu gal nebeduosiai. Šiaip tai tiesiog po to galėsi šai apdovanojimus pervadinti. Aš grinai, ta prasme, aš net kai kuriais kartais, kur buvo jinai nominuota, viena iš nominuotų, tai aš tuo metu net eidavau, kur ką nors nueidavau į tualetą, dar ką nors pasiimti, nes aš jau tiesiog sakydavau, vis tiek pasiims. O tu kai žiūri ir rodo, kas nominuotas, spėlioji, kuris gaus ar ne? Nu, toks tipo, žinai, kur jeigu žinau grupės arba dainininkus, tai jo, spėlioju, bet jeigu nežinau, sėdžiu, tipo, kur tokia kaip didžia nevykėlė, žinai, tai sėdžiu ir ne. Okay. Aš visą laiką spėlioju ir aš 2 nepataikiau. 2 pakankamai geras ekspertas. Labai daug pataikiau. Aš tai sėdžiu, jeigu nežinau grupės arba dainininkų, tai aš tiesiog sėdžiu ir šito negirdėjęs. Čia tai būna, žinai, kai alternatyvi muzika, tada hip-hopas taip. Ir rokas dar koks nors. Ne, hip-hopas tai dar, bet, nu, tipo, jo, rokas, alternatyvi ir panašiai, tai jo. Jo, tokie ten. Apie nieką. Alright, grįžtam į mamą. Apdovanojimus. Mama, kas toliau? Toliau yra ponas Vaidutis. Vaiduliuks. Ir ponia... Nežinau jos vardą. Nevykėlė, ponė. Ir ponė nevykėlė. Alright. Mes čia dabar pasijuoksim iš jos, aš po to įdėsiu jos kokią dainą pagrot. Tiesiog, žinai. Svarbu. Kad išlygins svarstyklės, tai žinai. Tai vieną prikrauni, žinai, po to išlygini. Jo, tai kaip viskas vyko, man vis tiek visi matė, bet galim greitai prasibėgti. Tai pati pradžia buvo tokia, kad Nijolė pasistatė Vaidą. Labai dieną, sako. Jos norėjo pašnekinti. Ir jam į nugarytę, biškai iš nerpo šautuviuko didžiai nevykėlę paleido strėlę. Ir tada jisai pagrasino net į mikrofą, sako,
girdė šitą susirasiu. Aš ateisiu. Nu. Aš tave mačiau. Tai va, tai po to ten ėjo, išsiaiškino, didžiai nevykėlė sako, kad atbėgo besipurtydamas Vaidas. Vaidas sako, aš ramiai atėjau ir norėjau išsiaiškinti tiesiog santykius. Ir po to, kad didžiai nevykėlė nuleidus galvą atsiprašinėjo ir nuėjo. Neaišku, tiesa slypi kažkur anapus, yra dvi versijos, kai visą laiką, žinai. Rink, choose your poison. Raudona piliulė ar mėlyna piliulė nori. Jo, bet dabar viskas išaugo į tokį didžiulį skandalą, kurie pykstasi. Per visus tinklus. Jo, vieni didžiai nevykėlė, man atrodo, kelia storius pas save, tada... Tas atsakinėja. Baumilo yra užsivedęs. Šiaip tai jo. Šiaip kaip jisai atsakinėja per TikToką, bet jisai įdeda iškarpą didžiai nevykėlės, tada jisai pakomentuoja. Iškarpą didžiai nevykėlės, tada jis pakomentuoja. Kiek jis valandų skiria šitam, žinai? Nes kai tiesiog išsitrauk telefoną ir pafilmuot save. Taip. Labai greit gali. Bet kai reikia dar primontuoti, žinai, vieną kitą. Puikiai žinai, ką reiškia. Tu įsivaizduok pono Vaidą, jisai žiūri didžiai nevykėlės, ten story, žinai. Pasileidžia, nufilmuoja atsakymą. Taip ir taip. Pasileidžia vėl iš naujo. Ir vėl nuo pradžių rodo, nes tu negali praskipinti istoriją į priekį. Vėl nuo pradžių jisai visą žiūri. Pažiūri. Gerai. Sugalvojau. Jis vėl pasifilmuoja, žinai. Ir vėl iš naujo. Čia 4 valandas vieną video padaryti, nes po to sumontuoti viską reikia. Dar kadangi jis nori gražiai atrodyti, perfilmuoti viską reikia, tai... O Jezu. Žinai, žandikaulis ne iš tos pusės matos. Žodžiu. Ponas Botoksas, kaip ten sakė, nevykėlė. Ponas Botoksas sakė. Na, kuris tavo tikimiau skamba? Šiaip tai gal aš labiau Vaidu tikiu, nes šiaip ta didžiai nevykėlė atrodo, kaip didžiai nevykėlė. Aš labai atsiprašau, žinokit, bet be didžiai. Nėra mano skonio žmogus... Ne dėl išvaizdos nepilnametė, aš nekomentuoju, aš tų dalykų, turbūt, kad nepilnametė, aš nežinau. Bet šiaip man, ne mano vaibo atrodo žmogus ir labai Gen Z yra ir dėl to tas visas ir vyksta. Piktas. Šiaip tai mačiau, kad ir kiti įsijungė, ten kažkokią niką, kažką komentavo, kažkokį videką mergaitę, buvomai berniuką išvadino. Aš kiek pramečiau komentarus, tai buvo ten tie grinai Gen Z visokie, tipo, įsireiškimai, kad you're my queen, you're our queen, žinai, tipo, nevykėlė ir panašiai. Bet kaip skamba, you're my queen, DJ nevykėlė. Ta prasme. Žinai, kai, tipo, kai sulygina taip pat kaip su Beyoncé, žinai, tipo, what the fuck. Man didžiai nevykėlė šiaip yra One Hit Wonderis, jinai nuo aerobika išgarsėjo ir daugiau aš nežinau jos nei vienų dainų. Vieną žinau, nes čia buvo tas Audi BMW. Tai tik dėl to žinau, nes aš čia pasigrojau pasiklausyti. Tai tik dėl to. Ir aš nežinau, kiek Vaidui reikėtų čia šiaip iš šitą visą veltis. Jam iš tikrųjų smagu. Jisai yra mėgėjas. Jisai mėgėjas yra... Kaip ir tu. Jisai mėgėjas tokius dalykus daryti. Aš kažkada ėjau į filmo premjerą. Nes aš Vaidą turiu drauguos nuo kažkada Facebook'e. Aš kažkada ėjau į filmo premjerą, nusifotkinau prie foto sienos, įskėriau nuotrauką. Pist Vaidas rašo. Kur čia per džinsai? Prisipist, rašo. Jis neturi ką veikti jaučiu. Jo, sako, kur čia per... Kas dar aptam tus džinsus nešioja? Tada įkėlė... Ne, kažkaip ten pasidiskutavom, kad jisai po to sakė, parodys man, kokias kelnes šiais laikais nešiot reikia. Tai va, šitas dalykas, jisai mėgėjęs yra tokių momentų. Ir tada, kai atsirado tik... Aš dabar suprantu, kodėl tu toks. Ir tada, kai atsirado Threadsai, kai Instagramas pasileido savo Threadsus, kas yra ten ta Twitterio analogija ir taip toliau. Ir aš ten iš pradžių žaidžiausi. Ten visas community buvo toks paremtas ant heito, šudinų komentarų ir šudinų postų, kas buvo fun. Ten buvo mano vibe, žinai. Ir aš ten testavausi tiesiog kaip marketingistas, pažiūrėti, kaip čia veikia ta platforma, taip toliau. Ir ten nemažai laiko praleidau iš pradžių. Ir Vaidas ten vieną momentą atsirado, jis ten kažką papostino. Ir esmė buvo ta, kad tas community neleido žvaigždėm postinti savo fotkyčių ten ar dar kažko padaryti, dar vieno tokio pačio socialinio tinklo. Ką jie daro ten, tarkim, Facebook'e, Instagram'e kelia, jie bandė kelti ir Threadsuose. Ir tas community neleido to daryti ir iš karto pradėdavo stum komentarus. Ir žmonės, Vaidas ten irgi kažkokią nesąmonę pirmą parašė. Ar parašė, kaip čia veikia šitas tinklas, kaip ten visi rašė, dar kažką, kažkokią mainstreaminę nesąmonę padarė. Ir žmonės ant jo rovėsi. Tai jisai 3 paras atrodo be miego, nes aš atsikeldavau, rasdavau iš po nakties, belia kiek Threadsų jo, jisai be miego kapojasi su visais ir ten jau kapojasi taip normaliai iki tokių pareiškimų, kur mano mėgstamiausias jo pareiškimas Threadsuose buvo,
buvo parašęs, Agirdi, aš primyšiu tau į burną. Netgi tiek. Jo, tai vat, Wow. tokių dalykų jisai mėgėjas yra. Tai Moka. Jo, tai aš įsivaizduoju, kad čia yra jo tas vaibelis. Dabar jisai pasigavęs, kaip ten trezas, jisai 3-5 paras varė. Taip ir dabar su didžiai nevykėliais. Dabar tik toką išbandinėja, nes prieš tai jisai tik tokia 2 ar 3 video tik tai turėjo. Dabar per šitas dienas įkėlė dar 5. Bet gerai, ir jam čia biški toksai lengvas marketingas, nu irgi biški dėmesio susilaukė nemažai. Jo, čia šiaip pabudu tą dabar slenginį žodį panaudosiu, klautą gaudo. Žiūrėk, bet tokį įmesiu dabar, tipo, į galvą tiesiog tokį pamastymą, žinai, tokį lengvą. Nu. Gal jie specialiai susikolebino šitą nesąmonę padaryti? Labai abejoju. Beje, labai man skirtingo vaibo atrodo. Kad skirtingo ne, bet pavyzdžiui, kodėl? Man tai atrodo, kaip pavyzdžiui, iš jo pasakymo, tu esi fine, jisai visą laiką ten pastumė kažką ir paskui ant galo pasako, bet žiūrė, esi fine, viskas labai gerai, kurk muziką, tu talentinga, bla bla bla, ane? Ir toks man duoda biškį tokį vaibą, kur toks vaizdas, kad jie prieš visą, žinai, mamą ten pabendravo, davai, tipo, kokią nesąmonę padarom, žinai, nes jisai mėgsta nesąmonės daryti ir jinai tikrai nemėgsta nesąmonės daryti. Tai toks vaizdas, kad jie norėjo padaryti tokią, nu, čia mano nuomonė, čia hipotetiškai mąstau. Okay. Ir toks vaizdas, kad jie dabar susikolebino tokią nesąmonę padaryti, žinai, 16 metai ir nežinau, kiek metis. Įdomus kampas. Aš nemanyčiau taip, bet įdomus kampas. Na, čia toks pamastymai, žinai. Įdomus. Šiaip labai jokingai ten atrodo, jinai savo Gen Z slengą naudoja, jisai millennialso tokią slengą naudoja. Aš toks per vidurį, žinai, esu tarp jų. Grinai, aš irgi. Jo, mes tokie per viduriuką gaunamės, nei Gen Z, nei Baumila toksai. Kur čia bėgti? Kairę, dešinę. Jo, tai va tokie dalykai. Tai svarbiausia, kad jisai nepasiūlė didžiai nevykėliai primyšti burną, nes būtų... Nes gali būti teigiamas atsakymas. Ir teigiamas atsakymas gali būti ir gali biškai užsirauti instanciją, jeigu jinai nepilnametė, tai svarbiausia. Vaidukai, nedaryk šitą. Nereikia taip daryti. Jo, tai tokie va reikalai. Man atrodo, kad gal tiek ir užtenka, ne, su pono Gali būt. Žinai, kai aš sakiau, kad toksai pamastymai, žinai, tai žinai, kas nemastė? Nu. Ta grupė. Jo. Ta gera grupė. Kaip vadinasi ta grupė? Abudu? Ne abudu. Ten ne rockeriai, ten tie reperiai buvo. Palauk. Despotin kažkoks ten. Despotin family. Rasputin, žodžiu. Bet grinai Rasputin. Aš jos pirmą kartą girdėjau per tą renginį. Vėl mano problema. Aš neklausau tokios... Aš irgi. Muzikos. Nesijaus vienišas. Jo, ne mano problema buvo. Tai jie pirmą kartą ant pirmo išėjimo, nes jie gavo 2 apdovanojimus. Taip. Jie ant pirmo išėjimo bandė sakyti fuck Žemaitaitis. Bet grinai. Išjungė maiką. Antras išėjimas, vėl nori sakyti fuck Žemaitaitis, išjungė maiką. Tada jis jam vėl įjungė atgal, tada jis ištraukė žmogus, kas seka gyvometrį. Ką? Aš suprantu, jie čia, jie nori tą patį, ką bando didžiai nevykėlį daryti, ką Vaidas akcentuoja, jie nori gangsteriais būti, žinai, rodyti, tipo, mes čia kieti esam, kitokie, neformatas, taip toliau. Bet neskaniai atrodo ir šūdų krūva yra. Bet grinai tokie, nu, ta prasme, kur visiškas, jau net ne Gen Z atrodo, jau, ta prasme, dar blogiau, žinai. Nes net jeigu įsivaizduok, jau gangsteris, jau, žinai, nu, pavyzdžiui, per savo koncertus, kaip kalbėjom apie... Snoop Doggas. Kai kalbėjom OG apie gangsteris. šitą, apie OG, kad, nu, jau jisai gangsterių jau save laiko, ne? Jo. Jisai tokių šūdų nedaro. Jo. Tai ką? Nu, bet ne taip, nu, prasme, nesifišuoja. Žinai, nu, ta prasme, kas sako, vidury Žalgirio arenos neįsitraukia. Nu jo. Nu, tai... Gerai, kad ko nors kito neišsitraukė, vidury Žalgirio arenos. Jo, bet jiem tai jaučiu nieko nebus, bet manau, kad Trioškė tai turėjo gauti biškį baudelių už tai, kad tokį dalyką eterį padarė. Manau, kad taip. Aišku, ką jam daryti, jie nežinojo, kad taip nutiks, bet tai vis tiek, nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės, ar kaip sakoma. Grinai. Jo, tai buvo šitas dalykėlis. Tada buvo kitas dalykėlis, kad dabar tu teisingai pasakei, abudu pardavinėjo savo statulėlę Vinted, man atrodo. Jo. 5 gabalai ten buvo, ne? Iš pradžių buvo už 2 gabalus idėja, tai tada susisiekė žmonės.lt su jais
ir tipo paklausė, kas čia per atvejį, žinai. Tai jie tiesiog komentavo taip, tas Domantas, koks jo vardas šito lyderio. Mano? Ne tavo. Aš tavo tai žinau. Nu, žodžiu, lyderis grupės pasakė, taip, kad... Aš negaliu žinoti jo vardą, aš tos grupės nežinau. Vėl mano problema, bet nežinau, tai kaip man jo vardą žinoti. Grinai. Tai jisai komentavo taip, kad tiesiog po mamos renginio, ten afterį, visiems dalino per rankas ten tą statulėlę. Tai ir paskui ant galo pagalvojo, kad davai čia pasidalinam ir su daugiau žmonių. Ir tiesiog įkėlė į Vintedą statulėlę už 2 gabalus. Okay. 2000. Nu, bet tai kodėl pakėlė iki 5? Ir nežinau, nes jaučiu gerą kainą pasiūlė kas nors. Bet sakė, jau buvo netoli tos kainos, kokios galvotų, kad jau parduot, žinai. Bet, nepardavė, nepasiūlė tos kainos, bet jau buvo, sakė, netoli kai kurie. Ok, kokia ta kaina yra įdomu. Nežinau, kur jie iš tikrųjų parduotų. Jisai nekomentavo, bet, jeigu spekuliuojant, aš įsivaizduoju, kad, jeigu būtų pasiūlę, jaučiu kokius 50 000 tikrai būtų pardavę. Manau, tai aš irgi parduočiau. Pusę būtų. O teifa. Pradinis tai ojojoj, koks tai. Ypatingai tai grupiai, kur, nes, kiek jie renka 1000 žmonių į savo koncą. Kiek jie laiko dar bus? O čia yra didesnis klausimas. Irgi. Bet aš tą patį apie jauti sakiau, bet tai normaliai. Žodžiu. Tai ir liekant prie nesąmonių, tai Žvagulis dar vieną nesąmonę iššovė. Garsu! Bet man patiko. Man patiko, kad jisai aunino tą, ką padarė prieš taip. Ir padarė, žinai, ant scenos dar kartelę, kas buvo labai nice. Vėl Trioškė gavo turbūt baudą už kiksmažodį. Trioškė atsegė, tiesiog visiems atidarė piniginę. Bet, bet ką norėjau pasakyti, matėsi, kad jisai galvojo, kad dabar čia yra tas momentas, kada reikia padaryti garso šitą efektuką, nes matėsi, kad jisai ką noriu pasakyti, jisai stovėjo, matėsi, kad galvojo ir tiesiog matėsi, kad susirežisavę savo galvoja, kad reikia šitą padaryti. Nesigavo naturally, tiesiog žmogus specialiai matėsi, kad idėja, bet viskas yra ok, šunuolis, aš užskaitau šitą dalyką, nes reikia jauninti tokius dalykus. Bet ir geras, užbaigimo, Linksma buvo tikrai. Taip ir gerai pavarė ten. Nes buvo daug kas negyvai dainavo, bet dėdė Žvagulis... Žvaguliuks biškitai, davė garų. Gyvai pavuliavojo. Ta gyva. Garsu! Tikrai taip, sveiki atvykę tiem, kas praleidot pradžią. Ir patys kalti. Geriausia dalį praleidot. Aš tik žinai, ką galiu pasakyti. Tiem 27 žmonėm, kurie dabar klauso. Geriausią dalį praleido, dabar šūdo tik tai. Nepataikėt. Patys kalti žodžio. Žinai, ką mes pamiršom paminėti? Kas vyko ant raudono kilimo su ponia mūsų didžią nevykėlę? Paminėk dabar, aš pagrojęs dainą galėdavo stumti. O tai va, ja dabar turim. Dabar gali varyti. Turim karmos taškų, tai galim varyti. Tai matyk, kiek stringų mėtėsi. Nemačiau nieko. Susirinko, jinai dabar esmė buvo toks vaizdas, kad buvo visiškai gatava ir ją apsauginis vedė per raudoną kilimą ir jinai tiesiog buvo nusėmė, jinai buvo daug striusikų prisidėjus. Ir jinai vienus ar 2 stringus, neatsimenu tiksliai kiek, bet buvo tiesiog pasėmė į ranką, nusėmė stringus nuo savęs ir tiesiog metė ant žemės. Ir paskui sakė, pirmiausia surinko tas apsauginis vienus, o dar kitus metė, tai 2 buvo. Ir tada pargrįžo dar visą gatavo linguojantį ir pasėmė dar vienus stringus. Karočią. Aš neturiu ką pasakyti. Baisu. O tai va. Kokia vaikas gerti. Ir dar pasitaisimas jai ne 16, o 18. Tai čia galim varydama. Tai važiuojam. Šūdas tą dydžią nevykti. Kad paleidai. Aš tau turiu klausimą. Norėtum ten ant raudono kilimo varyti? Varyt ant... Ką varyt? Šūdą varyt, ką varyt? Ne, ten tiesiog varyt, pasipotkinti ir po to prie žvaigždžių pasėdėti. Ką žinau, būtų gal... Man tai tiesiog, kaip pasakyti, man nėra toksai labai jau kažkoks wow dalykas, žinai, prie žvaigždžių pasėdėti. Čia, tiesiog gal būtų man labiau gal nejauku, sakyčiau.
tipo, jaučiuosi gal ne savo vietoj, įtariu. Okay. Bet būtų gal ir fain. Gali varyti, ten 200 PM, atrodo, Tai ką, ar 300 eurų bilietas. Aš pripratęs prie žvaigždžių sėdėti, tik prie tavęs sėdžiu kiekvieną antradienį. Šiaip tai galėjo mums pakvietimą išsiųsti, aš atsiprašau. Nu, taip. Nesupratau. Dirbam čia. Samai. Šiaip tai aš esu buvęs ten vieną kartą, nes mes, kai Aikose dirbau, turėjom išsipirkę vietą savo. Ir esu vieną kartą nenuėjęs, nes buvau kvietimus gavęs dovanų iš tos pačios radijos, kur mes dabar sėdime. Ir aš sėdėjau, seniau būdavo taip, kad nebuvo centre tų kėdžių ir net ir ta žvaigždės, jie tiesiog turėjo sektorius ir sėdėdavo aplinkui visur. Bet čia labai seniai. Ir aš sėdėjau irgi tam sektoriui žvaigždžių ir aš nežinau, kad su savo kvietimu galiu raudono kilimo ir ten į tą visą bufetą, kur nemokamai duodama maistą. Ir aš sužinau tik po to, kai grįžau namo. Tai kai vyras žmogus, šelpiai, pirkai, ne, ir panašiai? Barą šelpiau jo. O, tai va. Nors galėjau eiti nemokamai liurlit. Tai va, tokį buvau prasišovęs. O dar kalbant šiek tiek apie mamą, tai aš norėjau dar kelis akcentus susidėti, kelis punktus. Ir pirmas, tai ponas Giovanni. Čia ir sustojo, visi matė. Dabar paaiškink man, gerai? Kodėl visi pasirodymus turėjo gyvus, pas tave dainuose ne vienas atlikėjas nedainavo iš 3. Ir aš iš pradžių galvojau, kad, gal dėl to, kad beatas per greitas, tada vokalas per greitai eina ir taip greitai nespėja dainininkės dainuoti, nes jisai užemiksuotas yra. Bet po to pagalvoju, kad čia atmaskė. Tai man kilo šitas klausimas. Ir antras dalykas, ponas Giovanni, ką ten junginėjai? Jeigu eina įrašas, identiškas įrašui, ką tu ten spaudai? Ruošiasi kitam įrašai. Ką maigai ten? Nes ten greitai iš anksto buvo paruoštas miksas, kas po ko eina, kokia daina. Tai ką ten spaudinėti? Na tai reikia pasirodyti, kad didžėjus. Jesu, Vinampą įsijungia žmogus. Tai kaip ir Vitukas sakė. Yra pakeitimas ir Giovanni. Vinampas. Nežinau, koks Vinampas. Jo, tai... Ai, nežinau, ten aš žiūrėjau ir nesupratau, aš ten viso to, aš žiūriu ir matau, kaip tos tiesiog dainininkės tiesiog beplena, tiesiog šiaupčia. Net nepataikė. Taip, svarbiausia, kad net nepataiko. Vienintelė, man atrodo, ta labiausiai, kuri pataikė, tai aš dabar Atlanta. Man atrodo, jinai labiausiai pataikė, o kitas tai apšiai lankas. Jau matau, kad jau visiškai nulis. O tas tai kiek jį filmuoja, tai tiek jisai arba rankos čia, arba rankos prie pulto. Jo, kažką. Ir nežinau ką. Va, reguliuoja, aš irgi galiu pareguliuoti. O tai va, Reguliuoju čia dabar negirdėjau. O, koks didžėjus. Aš kitą dainą jums pareguliuosiu, gerai? Kaip paleisiu. Paskutinė dar geresnė kokia. Jo, šitas dalykas tada iš reperių. Aš šiaip esu ganėtinai nesu tas žmogus, kur labai klauso hip-hopo, bet nesu tas, kuris neklauso hip-hopo. Jeigu kalbant apie lietuvišką hip-hopą, aš esu užaugęs prie GNG sindikato, bet esu ir tas, kuris Lilo, pavyzdžiui, labai daug klausydavo. Tada... kažką klausydavau. Čia ir sustojom. Kažką klausydavau. Yra pavienių dainų, tiek Aleknos, ten dar kažkas, yra tokių, kur paklausai. Žinai, ir... Tos topinės, ne? Jo, bet, pavyzdžiui, imk Lilą, jisai kurdavo kokybišką, tikrai hip-hopą ir varysiu į koncą. Tai adekvatos, ant kiek fanas esu ir mėgstu hip-hopą. Tos visos nominuotos grupės, kas ten per šūdų krūvą buvo? Tiesiog, kaip, vėl gal labai ne mano skonio, bet ten labai lankas jau. Ir kad nestumti tiesiog ant visų. Tas Pijus opera, aš irgi girdėjau lygiai taip pat pirmą kartą. Bet man patiko jo vaibelis, ir jis pasirodymą dar darė po to. O čia tas, kur ten su teliku, kur sėdėjo, ten valgė cepelinus, kas ten buvo? Ne, ten Jama buvo. Jau? Ten mano draugelį iškašęs. Okay. Bet ten tas buvo ganėtinai žinai. Bet man Pijus opera patiko. Jisai čiuvas, jisai jaunas, ten tas vaibelis buvo geras, tikrai gerai... Jo vaizdo klipą, man atrodo, rodė. Gerai repavo. Rodė klipą, bet jisai darė ir pasirodymą irgi ant scenos, bet ten iš vėlesnių. Čia gal tas, kur tu pramiegojai. Gali būti. Jo, bet kad nestumt, jisai o ten tų Despotin Femme ir kitų kažkokių tai dalykų visiškai ne mano tema.
Bet, pavyzdžiui, tau, gerai, sakykime, gerai, tos praleidžiam, bet, pavyzdžiui, tokie kaip, kurie atėjo sekantis, sakykime, sekantis tie po visokių GNG sindikatų, nes buvo nemažas tarpas, hip-hopo šitoj repė buvo nemažas tarpas tarp kažkokių naujų atlikėjų. Jo. Tai, pavyzdžiui, sakykime, nuo sekantis, aš manyčiau, buvo kažkas Flying Saucer Gang, tai čia buvo OG Remis. Tai, tau patinka, pavyzdžiui, jų ar ne? Ne. Ne? Irgi ne tavo vaibas? Ne. Remis Retro man patinka. Ai, Remis patinka? Flying Saucer Gang, ne. Ne, tai Flying Saucer Gang, tai jo, tai ten kitas vėl ten toksai. Jo, ne mano vaibelis. Toksai Kavenskinis. Jo. Kavenskinė grupė. Bet jo, man, pavyzdžiui, Remis net labiau patinka negu OG, nors OG yra tipo daugiau sako, vertina jį kaip daugiau kaip reperį negu kaip Remi. Okay. Aš toksai sėdžiu, ne. Okay. Ne. Gerai, dar vienas iš dalykų, kas vertas paminėjimo, čia man kaip iš profesinės pusės buvo žiauriai įdomu, visa Tele2 integracija. Kai pakvietė tuos du čiuvus, kurie yra reklamose, kiek jie sumokėjo babkių, kad Tele2 galėtų savo pasirodymą. Ne tai, kad būtų integracija, sakytų, Tele2 greičiausias yra 5G internetas, jisai pristato šitą nominaciją. Ne, visą dainą atkapojo. Taip. Tai, nežinau, arba jie labai daug, šiaip jie iš vis dabar pasižiūrėjus reklamas, tai jie labai daug į reklamą investuoja, žiauriai daug. Tokių daro, kad wow. Jo, daug ir šitas ėjimas buvo turbūt vienas įdomiausių, kurį aš esu matęs, kas yra Telikė buvę. Kaip jeigu galiu iš marketingisto pusės pakomentuoti, tai visai buvo įdomu. Realiai net kažkurio momentu gaudai save ir nesupranti, ar tu muzikinį pasirodymą žiūri. Tu kaip ir žinai, kad reklamą žiūri. Bet kaip ir gal čia tiesiog muzikinis pasirodymas, toksai pradedi maklevotis galvoj. Ir kitas mano klausimas tada, nes rodė, kad sėdėjo publikoje. Iš tų dviejų Tele2 bičių vienas buvo iš 120 grupės, kur laimėjo X Factor. Nežinau, ar žinai. Žinau. Tai tas kitas bičas... Tas garbanotas, ne? Jo. Tas kitas bičas... Pagalvoju, net mačiau. Tas kitas bičas, jisai sėdėjo publikoje. Ir kur jisai yra liūdnai pagarsėjęs... Čia tas, kur susitokė su Monika Marija, bet ne dėl to liūdnai pagarsėjęs, o dėl to, kad... Net nežinau, kas tokie. Chaturbate savo špempelį mosikavo visiems už pinigus. Ką mes ir turėjom šito išėjimo pradžioje menyti, kad prasideda šūdai. Tai va, ant šito žmogus buvo liūdnai pagarsėjęs ir ką jisai tiesiog galvoja, nes jie kartu atėjo į X Factorių, jie kartu to lygiai išpopuliarėjo, bet vienas liko kaip normalus kažkoks bičas, kuris gali padainuoti ant namo scenos, kitas liko kaip smaukačius, nepabijokim to žodžiu tiesiog. Tiesiog, va, šitas dalykas. Ir tada nueinam nuo šito ir nueinam nuo šūdo, pašnekant gražiai. Man labai patiko ta integracija su ponė Zinutė, kuri kepė plokštelės. Čia toks tipo geras pagerbimas toksai. Labai ir faina moteriškė, jinai sako, aš čia daug turiu ką pasakyti, tikiuosi, kad paklausysit, paskaitė tą eilėraštuką, labai faina. Labai faina, babytė, šią mano močiutę priminė. Regina man, tai gal dėl to labai faina. Kai ją parodė tą visą ten tą vaizdo klipą, kur su tom plokštelėm, aš tik pirmas kartas sužinojau, kad yra iš vis tokia vieta. Šiaip aš irgi nežinau, bet kadangi mes ne muzikai dalyvavom, tai žinai. Bet šiaip įdomus, ta prasme, įdomi vieta, tiesiog plokštelių, matai, kokių ten rodė ir visokių, iš senų atlikėjų. Tai tikrai būtų įdomu. Jo, ir dabar veikia šiaip ta vieta. Jie atnaujinė yra, jie rašo plokštelės. Tai, okay. Bet aš ne vietą į pagarbą atiduodu, aš Zinutė atiduodu, labai faina materytė buvo. Čia, jo, šitas geras dalykas buvo. Tai vat, gal ties čia vat šitą gražią gaidą ir uždarykim mamos apdovanojimus. Ir nesakom, kas mama toliau. Taip, nesakom. Tai reziumuojant, patiko tau šitą mamą? Nežinau, ar praeitą žiūrėdavai. Nepatiko? Aš vienoje ir buvau. Tarsi, tiesiog, kai davė bilietus. Kartuojam. Taip. Tai šita tai man tokia buvo, nesupratau aš jos. Okay. Tokia patiko, bet nesupratau aš jos. Okay. Man tai patiko, galiu pasakyti, gerai vertinu. Gal pasirodymai ne iki galo buvo, bet vėl. O nereikalas, ne mano tema. Taip. Einam, pasišnekėsim apie... Oi. Apie rimtus reikalus. Kur esam gyvenę, kaip ten ką sekėsi. Išlipam iš tų nesąmonių. Atsibodo, man pirmas pasako. Varai. O. Atsibodo jam, matai. Atsibodo jam. Varyk. Ką man papasako tau?
kur aš gyvenau. Čia man kaip interviuotojai dabar. Nu. Pavaryt. Ne, gyvenau Kiprė. Gyvenau Kiprė beveik metus laiko. Šiaip tai aš net nežinau, kodėl tu ten išvažiavai. Draugelis geras. O Maladės. Ir tai gali būti, kad pasakoju, bet aš neklausiau. Tu neatsimeni tiesiog kaip visada. Nes tai buvo prieš nemažai laiko. Tai čia gal buvo prieš gerus 5 metų daugiau. Beveik 7. Jaučiu. Maladės. Tai ko ten važiavai? Nu gaus taip, žinai. Draugau, stogė vieną panelę. Nebenoriu su jie net jokių reikalų turėti, niekada daugiau gyvenime. Nu, klasika. Klasika. Ir esmė tokia, kad, nu, žodžiu, tai gyvenom Palangoje, atsimenu, ir išsiskyrėm. Ir toksai lempa buvo visiškai, nesupratau, kas įvyko ir sakau, reikia tiesiog pakeisti aplinką ir panašiai. Ir gyvena, o Kiprė gyvena mano pusseserė. Tai sako, davai, atvaryk pas mus. Atvaryk pas mus, pasižiūrėsi, biškai pakeisti aplinką, atsigausi, žinai, čia geras oras, nu, tipo, čia kaip kurortas, žinai. Čia mergos, kai išsiskiria, keičia šukuoseną, tas varo į Kiprą. Aš šalį. Va tai va. Next level, žinai. Aš taip atsisėdęs, pagalvojau, gal ir nieko būtų, nes ten Kipras principiai yra šalis kurortas. Ten visa šalis yra kurortas. Ten, ta prasme, kaip mum nuo Kauno iki Palangos nuvažiuoti, va, pavyzdžiui, ten 2,5 kilometrų, nu, grubiai jėmu. Tai ten visą šalį pervažiuoti. Tai kurie mieste gyvenai? Pasireguliavau balsą, gražiau skamba. Ne. Nes buvo per žemas, kažkoks aš nekėjau, aš galvau, nes tokia žemo balsą žiūrėjau, tas žemas. Dabar visi peiks, visi buvo geriau prieš tai. Pafose gyvenau. Papose. Pafos miestas, jisai yra, Jėzau, šiauriau, man atrodo, šiauriau. Dabar jau net neatsimenu, bet žodžiu, kad irgi prie jūros, ten visi miestai įsikūrė prie jūrų. Kaip ir kokioj Turkijoje. Nuvažiavęs, nu nelabai net yra skirtumo iš tikrųjų tarp Turkijos. Jeigu buvai Turkijoje, tai praktiškai matei Pafosą. Praktiškai matei Kiprą. Gal labiau su Graikija susiję, negu su Turkija. Turkija, Graikija, prasme, ten, aš turiu omeny, kalbu apie patį kurortą, žinai. Jeigu ten, pavyzdžiui, mieste esi ir eini palei jūrą, nu tai kaip ir Turkijoje viešbučių linija didžiausia palei jūros krantą, nu, tas pats visur. Realiai tose kurortuose tokiuose būna. Bet principė, jo, išvažiavau dėl to, kad įsiskiriau, galvoju, reikia pakeisti aplinką. Kiprietą galvoju, susirasi kokią? Ne, ten kita realiai sfera su moterim, ten biški kitokių, kaip pasakyti, jos neprisileidžia taip lengvai. Jom tik gražas patinka, tai... Grinai. Ne į temą buvai. Grinai. Tai ir tiesiog paėmiau, išvažiavau. Trenkiau viską, mečiau. Realiai po įsiskirimo, po 4 dienų aš jau Kiprė buvau. Va taip. Lengvai paprastai. Šaunuolis. Biškai patostogau ten porą savaičių, paskui pradėjau. Ir paskui kažkaip man patiko, prilipo ta šalis ir galvoju, reikia gal pabandyčiau pagyventi. O tai buvai nuspirkęs bilietą atgal, kai vis važiavai į priekį? Ne. Okay. Į vieną pusę tik tais. Nes neturėjai babkių. Ne, turėjau babkių. Galvoju, užmės puskę, po to atgal. Nes išėjau iš darbo ir gavau išeitinės. Okay. Tai va, tai realiai tokia istorija, tai dėl to va ir išvažiavau. Tai papasako, kaip ten gyvenimas, kuom skiriasi nuo gyvenimo čia? Realiai ten labiau viskas... Jokinga, ką nors gali papasakoti? Nes kol kas tik liūdnai pasakoji. Įsiskyriau čia dar kažką. Ne, tai čia linksma. Čia viskas labai gerai buvo. Čia turbūt mano buvo vienas iš geriausių gyvenime sprendimų atliktas. Man atrodo, visi taip gali pasakyti apie žmonės, kuriais išsiskyrė. Turbūt. Tai, žinai, nieko čia labai nuostabaus nepasakėjai. Ne, ten gyvenimas realiai skiriasi tom, kad ten žmonės neskuba. Ten va tas yra labai gerai. Ten tiesiog, kaip jie patys sako, kiprietiškai, kipriečių kalba ir gaigų kalba yra labai panašu, tai tas pas kaip mūsų... Malakas, sako.
Kaip, jeigu suderint, nu taip, palygint su lietuviu, tai aukštaičiai ir žemaičiai. Tai aukštaičiai graikai, o žemaičiai yra kipriečiai. Laužyta graikų kalba. Okay. Tai jie sako siga, siga. Tai čia reiškia lietai, lietai. Jie sera. Jau žiūrėjai tą serialą. Kokį serialą? Jie sera. Ne. Tiesiog lempiškai. Jo. Bet Nežinau, apie ką tu kalbėjai. Bet pataikai į tą serialą, kur sakiau, kai žiūrėjom Gladiatorių ant tą dalį. Okay. Tai žodžiu. Jo, grįžtant prie to, tai ten labai žmonės atsipalaidavę. Vat tas buvo labai gerai. Ten ant tiek atsipalaidavę, kad... Ne, tai kur tu nebūsi atsipalaidavęs, kai visą laiką vasarą pensijas moka turbūt kaip graikiškas tas, nuo kurių bankrutuoja šalis. Ir policija pamatysi kas 2 mėnesius. Okay. Tai... Kelyje. Easy life, easy money. Jo, ten iš tikrųjų, žinok, ant kiek lietuvių šalis yra, tai kad, visą laiką lietuviai, čia Lietuvoje, tikrai galim su vairuotojais, tikrai nėra gerų vairuotojų labai daug, tai ten dar blogiau, žinau. Ten, pavyzdžiui, vakare prie raudono šviesoforo signalo nepamatysi mašinos. Tai nesko ten stovėti. Tai kaip ten sako? Stoja tik gaidžiai. Nėra mašinų, tai aš važiuoju, viskas. Net mačiau tokius atvejus, kad tiesiog net dienos metu sustoja, prie šviesoforo tikrai buvo ne viena mašina ir atvažiavo kažkoks, bet tiesiog kiprietis su senu Suzuki džipu ir, žinai, kai tos būna salelės, tos tipo perijom, žinai, ir panašiai, per tas salelės, bam, tą raudoną šviesoforo važiavo. Buferį paliko? Ne. Normaliai pravažiavo. Jo, nes su Suzuki važiavo, gerą mašiną. Tai aišku. Tai va, o šiaip tai faina šalis, labai yra gerai, man gal neprilipo, nes važiavau vienas, ta prasme, be kažkokios antros pusės ar be artimo draugo. Tai nesiskyrei, durniau tu. Su kokia tu antra pusė galėjai važiuoti? Ne, tai aš paskui tik jau ten beveik po metų jau supratau, kad... Kad reikėjo neįsiskirti gal. Kad reikėjo kažką kitą susirasti važiuoti. Tai va, tai tu buvai užsiėmęs. Nieko, tai bendravomės, tam viskas tvarkoj, bet tai turėjo draugą ten, tai, žinai. Tai tu. Tai va, tai, o šiaip tai gyvenimas ten labai yra paprastas, nėra ten labai greitai priprasti prie to, nes labai žmonės, kaip sakiau, atsipalaidavę, susiderini prie jų ritmo, jeigu tu, pavyzdžiui, ten esi atsakingas darbuotojas, tai tave labai mylės, žinai. Jeigu ten gerai dirbsi, žinai, pavyzdžiui, ten lietuvius myli dėl jų darbštumo. Bet kartu ir nemyli, nes jie kartais... Bet kartais ir nemyli, nes atvažiuoja ir nesąmonės daro, žinai. Okay. Tai va. O gali pasakyti, ką nors, kas nepatiko tau ten? Kas man ten nepatiko? Tu dabar tai pasakoji, kad reikėjo ten likt. Nesuprantu aš. Man gal kas nepatiko, tai realiai va tas ir patiko, ir nepatiko, kad ten yra kurortinė šalis. Tai ten pastoviai, ta prasme, nėra kažkokio, man bent jau asmeniškai nebuvo ten kažkokio rimto gyvenimo. Ten, ta prasme, pastoviai būni per daug atsipalaidavęs. Vakarėliai. Nežinau net kaip paaiškinti iš tikrųjų tokį dalyką, pastoviai ten yra, kaip Basanavičiaus gatvė, žinai, naktį veikia pastoviai, tai ten yra va tokia irgi gatvė, žinai, tai tempting yra, nueit, išgert, išgėriai, tada jau toliau važiuojasi, jau, žinai, iki kokio klubo ir grįžti 6 ryto, kai 8 darbė, žinai, būt. Basano Populas gatvė. Tipo, jo. Šiaip tai visko ten yra, visko buvo gerų dalykų, buvo ir blogų dalykų, buvo fainai, yra šiaip fainų vietų, buvom mes nuvažiavę aplankyti mano seną gyvenamą šalį, tai nežinau, patiko Lukai, tai tiek. Aš galvoju, kada nors ten varyti atostogų. Pabūt, tai man papasako, ką daryti, ko nedaryti. Atostogom tai ten yra viešbučiai brangus. Jeigu arčiau centro, tai viešbučiai brangus, tikrai. Kas yra brangus viešbutis? Kas yra brangus viešbutis? Jeigu aš manyčiau, brangus viešbutis yra 7 dienom 2000. Gerai, overpriced.
Nu, šiek tiek. Aš nesakau. Ten yra... 300 naktis tu juokavai. Taip. Nesąmonė Ten yra, kažkokia. bet tikrai yra ten ir 5 žvaigždučių viešbutį, kurie atitinka savo kokybę, bet jo, kaina yra kaina. Okay, insane biški. Jo, yra, bet yra ir jeigu, pavyzdžiui, mūsų atveju, tai mes pasiėmėm specialiai, kai buvom patostogaut, tai mes pasiėmėm specialiai biški tolėliau nuo miesto, kadangi aš ten jau viską pažįstu, viską žinau, tos kelius ir panašiai, kur ir tai pasiėmėm šiek tiek toliau. Pasiėmė mašiną iš gerų draugų, nes ten, nu žodžiu, ten Puskės geriausias draugės vyras turi savo kompaniją. Trečias vanduo nuo kisėlio. Jo, panašiai. Turi savo kompaniją rental car, žinai, tai iš ten pasiėmė mašiną ir galėjom tiesiog važiuoti, žinai, nes, nu, tiesiog aš jau viską ten žinau, kur važiuoti. Tai buvo paprasčiau ir kainavo ir viešbutis pigiau, nes jau toliau nuo centro. Okay. Tai va, tai... Bet žinau, aš galėsiu tau pasakyti paskui po laidos, kokį viešbutį geriau neit. Tai ten, kur mes apsistojom. Nes komentarai ir nuotraukos buvo ledas. Šiaip pats viešbutis atrodo tai labai gerai. Tarakonų radai? Bet neradau. Bet valgiam tai ne viešbutį. Okay. Tai tiek galiu pasakyti. Tragiškas maistas buvo. Realiai jo. Okay. Žiauriai tragiškas. Čia labai svarbi dalis kelioniai. Taip, čia yra žiauriai svarbi dalis. Kaip tūlas paprastas lietuvis, tai prisėdi pusryčių iki tol, kol negali paėti ir po to valgai tik vakarienę, pigiau būna. Jeigu pusryčiai būtų kiekvieną dieną bent kažkiek skirtingi, nesakau, kad viskas būtų skirtinga, žinai, nu, ten dešrelės, ten kiaušiniai, viską suprantu, žinai, nu, tai čia yra pusryčiai, bet būtų bent kažkas skirtingo, žinai, tai viskas būtų gerai, mes būtume valgę ir tos pusryčius tam viešbutį. Kiekvieną dieną buvo viskas tas pats. Bet labai dažnai kur būna tas pats maistas. 4 žvaigždučių viešbučiuose, tai taip. No. Man jau net šveplojasi. No. Tai va. Gerai, ten galeko. Kur apsimoka nuvaryti ar ką pažiūrėti? Apsimoka yra pora vietų, tikrai. Tai yra Afroditės akmuo. Afroditės akmuo, tai šiek tiek važiuojant tarp Pafoso ir oro uosto. Ten spėjai peršasi vieni kitiems žmonės. Jo, nes ten eina užlipti ant to akmens. Nu, skamba. Ten yra tokių, jo, ten ir gaunasi, kad užlipi ant to didelio vieno akmens ir šalia yra kitas akmuo, kuris šiek tiek mažesnis, bet tu gali nuo to didelio akmens perlipti ant jo. Okay. Tai ten dažniausiai peršasi žmonės. Okay. Bet šiaip geras vaizdas, ten saulėlydis, tai fainai, viskas gerai, bet maudytis nelabai fainai, nes ten pastovi ne smėlis, o akmenys. Okay. Akmenukai, žinai, tokie kaip skaldava tokie. Tai ne vieną kartą buvau užsisukęs koją taip. Tai kai ten važiuodavau, tai nerekomenduoju. Alright. Nesmagu buvo. Tai jeigu po šito, tai sakyčiau, labai buvo įspūdingas, vat, kai rinkomės kelionę su Luka, kur važiuot, tai atostogų, tai aš ją iškart nupirkau su zoologijos sodu. Iškart. Kaip labai geras zoologijos sodas? Tikrai taip. Tikrai nemažas. Ar tas laisvas ar uždaryti tie gyvūnai? Ne, laisvi tie gyvūnai. Kaip pasakyti laisvi? Kaip safaris ar kaip zoologijos sodas? Zoologijos sodas, paprastas kaip zoologijos sodas, bet esmė tokia, kad gali su kai kuriais interaktinti gyvūnais. Tai ten, pavyzdžiui, su drambliais gali, su žirafa gali, tai gaila tuo metu nebuvo žirafos, gali su tais lemūrai, kaip jie ten tie... Lemūrai? Lemūrai, jo. Su lemūrais, bet tam tikrais... Tai iš Madagaskaro kur? Jo. King Julian. Su jais gali interaktinti, po irgi maitinti, žinai. Ir buvo, ir yra dar vienas ten pastatas, kur gali užeini į vidų, susodina jų tave ir ten, pavyzdžiui, ten kokį erelių šou, ten dar kokį papūgų šou, ten, nu, paukščių šou, žodžiu, tiesiog. Tai irgi smagu. Apšika visus. Jo. Matai, va, pirst. Sako, kad laimė neša, jeigu apšika. Sakai? Buvo tai paukštis apšikęs, kad nors? Buvo, bet nesiseka vis tiek. Man buvo tiesiai ant galvos šitą tokį. Tiesiai plaukus įvaręs. Tai va, o šiaip tai, ką žinau, ten juokingų istorijų. Juokingų istorijų, tai ten visas gyvenimas juokingas. Iš tikrųjų. Ten, tarsi, ateina, va, aš dirbau bare. Atsisėdau, ateini ryte, ateina kiprietis ir jo rutina yra tokia. Su vienu kavos šaltos padeliu, ten būdavo jų ten mėgstamiausia Fredo espresso tokia, tai ten šalta išblenderiuota kava. Okay. Su pirma kava, jisai susisuka cigaretės
su antra kava. O šiaip Visa jau po 2 kavų ir visus cigaretį, kurias jisai susisuko, tai ten būna gal kokie, nežinau, 10-15 jų. Tai su antra kava visa surūko. Okay. Ir tada jau eina kažkur, ar į darbą, ar namo, ar nežinau, kažkur. Okay. Nes vis sakau, ten toksai labai lengvas, neskubėjimo gyvenimas. Ir turbūt populiariausia anglų miestas yra Pafas. Nes ten anglai. Papai. Ok, nu gerai. Toksai va. Toks Jėzau, pavargai pasakot. Biški jo. Jaučiu, kad pavargai jau toks. Aš jau matau. Jisai sėdi ir taip. O aš matau, kad jau tavo atsibodo klausyti, o jisai jau žiauvoja jau. Aš jau kažkaip nieko noriu tokią dieną įdomi. Nu ką, sugrįžtam paskutiniam pasispardymui. Begičiauskas pasipasakojo, ką nuveikė gero Kinijoje. Jo, ką gero nuveikė Kiprė ir atėjo gal ir mano eilė. Nu, davai, pavaryk. Tai aš maždaug labai panašiu metu, kai tu buvau išlėkęs, ne? Biški anksčiau, man atrodo. Biški anksčiau. Jo. Jo, aš prieš 10 kokių metelių buvau, žinau, kad dar buvau nepilnametis ten. Tai maždaug prieš 10 metų buvau išvaręs į Ameriką ir ten United States of America. Ir ten nuo 21 tik tai galima pirkti alkoholį toj valstijai, kur aš gyvenau. Dėl to sakau, kad dar buvau nepilnametis. Iš principo taip. Tai va, tai varėm su Work and Travel. Varėm padirbėt, pakeliaut, kaip visi daro. Neišbuvom viso laiko ir grįžom atgal. Toksai, fast forward, too long didn't read. Tai va, tokie buvo reikalai. Reikaliukai. Jo, ir kaip viskas buvo, kaip kas nutiko. Ir šiaip pats pirmas dalykas, ką mes padarėm, pamatėm, atvažiavę į New Yorką, atvažiavom į tą, iš lėktuvų nusileidom, nuvažiavom su traukiniu iki Central Stationo, kurį rodo per visus filmus, kur ten susitinka poros, taip toliau. New Yorko Central Stationas yra top notch filmų vieta. Ir išlipom iš ten, išlipom ganėtinai naktį. Mes turėjom pervažiuoti į New Jersey, nes mes New Jersey'e Wildwood'e gyvenom, kas irgi buvo kurortinis miestelis, realiai prie vandenyno. Tai turėjom iki ten nusigaut. Tai mums reikėjo perėti iki autobusą iš traukinių tos stoties. Ir išlipom. Pirmą vaizdą, ką pamatėm, tai jo, aplinkui visur dangoraižiai, įspūdingas vaizdas. Bet antras vaizdas, ką pamatėm, kadangi Central Stationas yra prie pat Bruklino, o Brukline gyvena tik tai išskirtinai juodaodžiai pagrinde. Tai mes išlipom ir buvo kaip tik toks skersgatvis, kur buvo kažkodėl dvi grupuotės juodaodžių, viena priešais kitus šūkavo, kažką šūkavo. Ir mes su draugu taip susidairėm. Ok. Ir tada girdim. Šaudytis pradėjo. Never mind. Jo. Never mind. Tepiam rūkštį, žinok. Kad tik nepamatytų mūsų, tai aš tikiu. Pirmas susitikimas su Amerika. Va, ginklai, viską. Normaliai toks va. Pasirodo, nemelavo. Nemelavo visai. Tai jo, toks dalykėlis, tada mes nuvažiavę tą New Jersey viską ir varėm apsipirkti parduotuvę. Tai liekant prie ginklų temos, yra Walmartas. Walmart'e yra labai daug vaistų, tu gali nusipirkti, nereikia jokio vaistinėti. Tiesiog yra vaistai išmėtyti, bet kur yra tokių bankių, kur gali nusipirkti 1000 ibupromo tablečių. Toks sloikas ir gali varyti tiesiog. Tai yra toksai dalykas ir šalia vaistų yra Walmart'e tiesiog. Walmartas tai Maxima, tiesiog vietinė, yra sudėlioti ginklai ir tu juos gali tiesiog pasimti ir nusipirkti. Į pirkinių krepšelį įsimės kokį Glocko 9. Tai ne tik Glocko, automatai ten buvo ir pusiau automatai. Nu, insane. Žiauru yra. Geras vaizdelis tikrai buvo. Tai va, tai keliavom ten, kad padirbti ir vėliau pakeliaut. Įsidarbinom. Ten negali važiuoti, jeigu tu nesusirandi iš anksto darbo. Okay. Tau neleidžia kažkodėl per tą Work and Travel važiuoti. Tai mes susiradom darbą, mes dirbom McDonald'e. O, skaniai. Dar grįžęs daviau Delfi gal interviu apie visą šitą procesą. Taip, tai dirbom McDonald'ėlį ir buvom tie šustresni darbuotojai, nes su mums daug tailandiečių dirbo ir jie nemokėjo gerai angliškai šnekėti. Labai laužyti, labai sunkiai. Okay.
Tai mes buvom tarp tų užtresnių darbuotojų, kur nedirba virtuvėje visai ir priema tik tai užsakymus, nes jie tiesiog nemokėjo su klientais įsikalbėti. Ir dar baisiau yra, šiaip yra sunku suprasti kai kuriuos, nes kai kurie ateina su labai stipriu akcentu, ypatingai vyresni žmonės, kai kurie labai stiprų akcentą turi, arba kanadiečiai, kai atvažiuoja kanadiečiai juodaodžiai, jos beveik neįmanoma suprasti, ką šneka. Nu, kosmosas yra. Tai ir dar įsivaizduok visą šitą, bet per drive-thru ausinę. Ten atrodytų, kad ten su ausinėm kaip dabar mes. Ne. Ten realitos, kur prie kompo tokias čypo ausinės, žinai, kur vos užsideda ant ausų ir taip dar ausies labai daug lieka. Tai tokias vat ausinės ir tu per jas klausai, ten traška. Tokie garsai tiesiog pastoviai eina ir dar supras, kaip šneka su akcentu koks nors, arba jeigu iš Teksaso koks nors su akcentu, kosmosas ten buvo. Tai dėl to mes ir dirbdavom prie aptarnavimo, nes mes galėdavom susišnekėti su žmonėm, kiti negalėdavo. Bet iš vieno, šiaip tai daug mokėdavo, mes per savaitę gaudavom, bandau primest dabar. Problema gal $800 per savaitę. Okay. Kažkas tokio. Tai $800? Jo, bet... Nu, maždaug, ne? Jo, bet nuoma kainuodavo $300, man atrodo, dolerių per savaitę. Ai. Ir kapsi ir dingsta tie pinigai greitai, nes kažkur pavalgyti brangiai kainuoja, parduotuvės tai nebrangu, bet kažkur pavalgyti brangiai kainuoja. Parduotuvėse labai įdomu yra, kad be jokių išimčių visur kola dažniausiai yra pigesnė negu vanduo parduotuvėje. O vandenį turi pirkti, nes visur vanduo bėga su fluoru. Nežinau kodėl, gal bakterijų daug, gal dėl to, kad dantis baltesni būtų, plaunant dantis, nes, pastas irgi yra Florida. Nežinau kodėl, bet vanduo tiesiog negeriamas visur, tai tu jį privalomai turi pirkti, dėl to atkreipiau dėmesį, kad mums pigiau kola būdavo nusipirkti. Liudlindavom kolikę. Tai šitas reikalas ir jo, tai tos McDonald's algos, kad pasitaupyti ar po to keliauti, turi labai suspaudęs būti. Atvažiavęs į Ameriką, kur tu suspaudęs būsi, eisi į klubasikus ir visą kitą, žinai, tikrai nebūsi suspaudęs. Dėl to dar dirbau antram darbe ir dirbau graikų restorane. Padavėjai. Šitą pirmą kartą girdžiu. Tai va, tai dirbau graikų restorane padavėjų. Tu padavėjų dirbai? Taip. Esu nešęs, ten po mažiau kolos restikė nieks neperka, tik po litrą pilstamos. Okay. Tai esu nešęs 7 kolos, nes 7 žmonės prie stalo sėdėjo, nelabai išėjo padėti ant stalo ir aš visą... Išmečiau ant žmonių. Absoliučiai visą kolą. Čia buvo didžiausias, ką nešiai, ar ne? Jo. Didžiausias? Jo. Sunku, bleba, ten virš 7 kilų, žinai, ir pasidėt. Toksai. Nori geresnį? Aš nešiau, ten tokie buteliukai, kaip pas mus 0,5, ne, sakykim. Jo. Nešiau 24 ant padėklo. Okay. Bet aš neišmečiau. Aš kažkaip patirties tada turėjau. Jo. Ok, tai vat... Skaniai buvo. Jo. Bet dirbau ten, nes padavėjams labai daug arbatos palieka žmonės. Tu turi pasirinkimą, ar įrašyti 10% į sąskaitą. 10% iškart gali įsirašyti tiesiog į sąskaitą ir tu gauni tos 10%. Arba žaidi žaidimą, nes žmonės palieka nuo 0 iki 20%. Ir žiūri, kaip suvaibini, kaip aptarnauja, jis kiekvienu stalu žaidži žaidimą. Ar buvo pikti lodariai ir įsirašyta į sąskaitą, ar rizikuoti ir pavadyti 20% gauti. Tai vienas stalas man buvo, šiaip su visais vaibindau, nes daug kas kašę žiūrėdavo. Okay. Tai aš visą laiką apie kašę pasišnekėdavau, pasakydavau, kad aš iš tos pačios šalies kaip Valančiūnas, nes Lietuvos tikrai nieks nežinodavo. Iš tos pačios šalies, kur Sabonis buvo, tai, žodžiu, suvaibindavom, tai vienas stalas man buvo palikęs $100 arbatos. O taip, o. 100 išleido ir 100 dar arbatos paliko. Na, jis buvo. Draugelį. Bet su jais apie kašę ir vaibinau. Tai uždirbo man. Tai va, tokie reikalai. Ir kaip ir po to turėjom keliaut, bet keliavom, labai nedaug keliavom. Keliavom, mes buvom tik tai Filadelfijoje, kas buvo nice miestas, nes ten buvo išsilavinę žmonės. Nes ten yra universitetų miestelis toksai. Ir Vašingtone dar berods buvom, nes netoli mums buvo pavažiuoti. Į vakarinę dalį nevažiavom, čia vakarinė dalis turbūt yra fainesnė, kur Los Angeles, kur Grand Canyon yra ir visi kiti dalykai, jeigu pasižiūrėt kažką keliaujant. Bet jo, mes stikinom New Jersey'e ir visai tokių wild dalykų būdavo. Jo, tai vienas iš įdomesnių dalykų perkant alkoholį, mes negalėdavom pirkti, mums turėdavo kažkas nupirkti, nelegalais buvom, mes 2 mėnų neturėjom. Taip. Po to suėjo draugui 2 mėnų vidury kelionės, tai po to jau visai pirkdavo.
Bet labai įdomu buvo, pas juos alkoholį yra 3 lentynom. Nes likerio tik parduotuvėse gali pirkti, tik alkoholį atskirose parduotuvėse ir alkoholį yra 3 lentynom. Basic tipo premium ir ultra premium lentyna alkoholio. Ir kad suprast, tai yra basic lentynai ten visai pigiausi tokie, medium ten geresnės kokybės ir ultra premium geriausia. Ir buvo vienas lietuviškas gėrimas lentynose visą laiką. Buvo labai įdomu. Pelynas. Ką? Pelynas. Ne pelynas, buvo žalios 9. O taip va. Ir jos buvo ultra premium lentynoj. Žalėjų buvo. Ir žalių 9 bonkė kainuoja $60. Kiek? Nu tai įsivaizduok vis tiek konteineriais siūsta ir taip toliau, bet $100. Tai dėl to ir premium. Ir jinai ultra premium. Buvo per vidurį jėgeris. Viduriniai lentynai. Mes žalios 9 aukščiau buvo. Wow. Aš klausiau, sakė, žmonės perka, mėgsta ten, sako, buvo. O taip. Nu, sako, kaip vaistai. Ir Lietuvos nežino. Ir Lietuvos nežinojo. Tai šitas dalykas, tada kitas wild dalykas buvo, kad į klubasikos mums labai patikdavo eit, nes klubasikose realiai mes neišleisdom beveik net centą. Ir ne dėl to, kad negerdavom, bet dėl to, kad ateidavo visą laiką amerikiečiai vietiniai ir prašydavo, kad galėtų pabūt prie mūsų ir statydavo mum gert. Vyrai, bičiai. O tai va. Kodėl visą tai vykdavo? Nes mes... Pagalvokim. ne dėl to, kad jie buvo homoseksualūs. Dėl to blondinas dabar tu. Ne dėl to. Dėl to, kad mes turėjom akcentą. Vis tiek, mes nekalbėjom amerikiečiai, mes kalbėjom su to europietišku akcentu. Ir mergom ten yra topas. Tai, kad mes iš Europos, nes jiem labai įdomu yra. Jiem yra mes kaip didelė kultūros sostinė ir mes atrodom kaip žiauriai įdomu žmonės visi. Ir B, kad mes turim tą akcentą. Šiandien įdomu. Tai va, ir B, kad mes turim tą akcentą. Tai visi bičiai norėdavo būti, nes panos eidavo tiesiog prie mūsų su mumis bendrauti, nes jom tiesiog labai įdomu būdavo. Tai bičiai tiesiog statydavo mums kokteilius tam, kad galėtų būti prie mūsų klube. Jo. Tai šitas man labai patikdavo. Tai mes užsėdėdavom taip, kad reikėdavo... Čia cheat codas. Maką reikėdavo atidaryti 5 ryto, jeigu rytinė pamaina, tai mes iki 4:30 sėdėdavom klube. Tada per pusę valandos net negrįžę namo tiesiai į Maką, pakmėlingi būdavo. O, Jezu. Jo, tai toks vat reikaliukas buvo. Buvo laikiukai. Jo, ir dar iš poros momentų įdomesnių, kas važiuosit, labai nerekomenduoju naudotis viešuoju transportu. Bet kokiu, nesvarbu. Tai čia ta dalis, kur tau nepatiko jaučio. Nerekomenduoju naudotis viešuoju transportu, nes viešai transportą realiai naudoja A. Ubagai, B. Juodaodžiai. Viskas. Daugiau nieko Filmai jums meluoja. Daugiau nieko viešam transporte nėra. Labai retas atvejis, kad pamatysi normalų žmogų, bet šiaip viešuosios transportuose nieko nėra. Tai ir smirda ten visą laiką ir jo, ta prasme, viešam transporte mes buvom Wildwood'e, buvom vasarą, ten laipsnių kem 2, kem 3. Kiekvieną dieną. Saulė plėskė, kem 2, kem 3. Sakom, davai varom iki Filadelfijos Autikų, pažiūrėsim, pasivaikščiosim ten taip toliau. Ok, nuvarom, įsėdam į Autiką, mūsų buvo pirma kelionė su Autiku, nes mes buvom važiavę, iš New Yorko važiavom į New Jersey, bet gal ten su traukiniu, nežinau. Bet žodžiu, viena po ilgo laiko, tada pirma irgi kelionė autobusu dienos metu ir mes įsėdam į tą Autiką ir jo, vien valkatos yra, vien ubagai, kurie smirda belia kaip. Ir dėl to, kad jie smirda, kad visas Autikas nesmirdėtų, tai užsukta kondiškė. Atsukta, tiksliau. Bet atsukta iki tiek, kad ten gal, jeigu 10 laipsnių Autikė yra, tai duok dievę. Tai tu įsivaizduok iš +2, +3, varai į 10 laipsnių Autiką, važiuoji valandą, išlipi ir vėl +3. Nu kosmosas, tai mes susirgom momentaliai, tiesiog. Tai aš nežinau, kaip jie ten gyvena, tai šitas yra žiaurus dalykas. Ir kitas žiaurus dalykas, kuris irgi labai šokiravo, kad neįmanoma yra parduotuvėje nusipirkti mėsos normalios. Ką reiškia, želatiną perki? Ale tai perki karbonadus, ne? Kaip pas mus tai normalus tokie gabalai tokie. Ne lapo popieriaus. Tai ten, ten kaip su slaisu pravaryta ir čia yra jų mėsa perkama. Čia, tipo, ir daugiau nieko nėra ką pirkti. Čia kur pjaustyta dešra, nebūna tipo tas vakuumuota. Jo, panašiai, jo. Wow. Ir ten yra šviežia žalia mėsa.
tragedija yra. Wow. Ir jo, tai Kiek šitas... tau reikėtų kokių 4 susidėti vieną ant kito, Panašiai, jo. kad suvalgyt. Su su krokodilu sušaudai. Zateškę dar sutraukė, kad mantelis gautųsi. Jo, tai va šitas dalykas. Ir daugiau, kad turbūt, kad... Kaip ir nežinau, ką daugiau papasakot. Apie House Parčius jau pasakau ir Tinderio paskirtį. Šitą dalyką praeitam podcast'e galite atsukti. Kas labiausiai nepatiko? Kas tau labiausiai? Nes irgi taip pat kaip aš pasakojai, čia važiavom, čia fainų buvo, čia geras buvo, čia. Ne, nemažai dalykų, kas nepatiko, papasakau, bet let's not be racist. Aš nuvažiavau visiškai nebūdamas rasistu. Ir visiškai neturėdamas nieko prieš juodaodžius ir visą kitą. Ten yra labai įdomi situacija. Ten yra atvirkštinis rasizmas, bent jau rytiniai daly, kur mes gyvenam, aš negaliu apie vakarinę dalį pasakot, bet rytiniai daly yra tas atvirkštinis toksai rasizmas, net sunku papasakot, bet realiai juodaodžiai bendrauja tik su juodaodžiais, jeigu su baltaodžiai labai atmestinai numeta ir nenori bendrauti. Okay. Ir visą laiką šoka į akis ir šakojasi, labai dažnai naudoja Is this because I'm black? Šitą makę pastoji girdėdavau, nes jie pavyzdžiui ateina irgi. Cheat code'as Amerikoje vartotojų teisės yra aukščiau visko. Tai ateidavo žmogus, užsakydavo burgerį, suvalgo pusę, sako, jisai neskanus, padarykit naują. Padarai naują, nes turi padaryti. Jisai suvalgo dar pusę, sako, jis vis dar yra neskanus, jis yra nesąmonė, gražinkit man pinigus. Žmogus suvalgė realiai visą burgerį, jam dar pargražiniai vapkės. Tai ir šitus bairius dažniausiai darydavo juodaodžiai, išsikalinėdavo ir jie labai šokdavo ant mūsų ir puldavo mus. Ir labai daug tokių situacijų. Buvo labai tokių mini, bet jos sudaro bendrą vaizdą ir yra taip, kad jie labai priešiškai yra nusiteikę baltaodžius. Ir gal ten yra tarpusavį tas rasizmas, aš nežinau, bet aš nemačiau baltaodžių konfliktuojančių su juodaodžiais, atvirkščiai labai daug mačiau. Okay. Tai labai taip pakeitė nuomonę, nes tą, ką mes čia matom, mes kartu integravėsi kažkaip ir ganėtinai gerai sutarėme, aš nematau kažkokių tai konfliktinių situacijų, žinai, tarp rasių, o ten žiauru yra. Yra tad labai priešprieša. Tai reiškia, filmai nemeluoja. Nežinau. Nelabai filmai meluoja. Jo, nežinau, kaip rodo. Tai va šitas dalykas man nepatiko ir man nepatiko, kad šiaip, ką rodo internetas, visi žmonės belė kaip tūpi yra. Kita mesme, belė kaip tūpi. Neįmanoma, jais normalios diskusijos turėt. Kai su mergom bendraudavau, labai būdavo įdomu. Šalia mūsų, buvo tokia situacija. Sakau, kad mes iš Lietuvos, žinai, esam. Sako, o geras čia, žinai, Europoje, ne? Sakom, jo. Sako, geras. Mes neseniai irgi praeitą savaitę kalbėjom su vaikinu iš Juodkalnijos. Sako, bet jūs čia netoli, negalit pėsti nueiti iki viens kito. Ir tokių klausimų yra begalės, tiesiog. Tavasme kosmosas yra. Ką rodo internetas, kad jie nesigaudo visiškai Europos geografijoje, kad jie nesigaudo Europoje. Tai tai yra šitas. Kai aš vienai merginai pasakiau, kad mes, kai esam iš Lietuvos, aš gavau labai topinį klausimą, kurio niekada nepamiršiu gyvenime. Jis klausė, ar Lietuva yra kaip United States ir mes turim Statesus, Vokietiją, Prancūziją. Jo, visą Europą. Tai va tokį dar klausimėlį esu gavęs. Geruoliai, čia tokie, neblogi, jo. Jo, tai, mums kažkaip nelipo tas vaibas, mes ten labai greit pavargom, net ne kiek nuo darbo, bet tiesiog nuo visos aplinkos, nuo to durnumo, nuo šiaip daug konfliktų visokio ir taip toliau, toks, bent jau rytuose, ten, kur gyvenom, ten tam kurortinė miestelė, toks not very vibes buvo. Ir mums nepatiko, tai mes turėjom būti Amerikoje 3,5 mėnesio ar 4, buvom 2,5 mėnesio. Tai pasianksino bilietus grįžimo ir grįžom atgal, ten nebebuvom. Nepatiko. O šiaip tai prie vandenino, by the way, gyvenom, tai irgi labai įdomu, kad ten realiai neįmanoma maudytis. Nes vieną dieną buvo maudytis, buvo medūzų belekiek, geliančių. Ta prasme. Skanu. Tada kitą dieną atrodė kaip ir viskas, maudėmės, bet draugeliui įsegė krabas į koją. Tada vieną dieną buvo ženklas, kad pilna jūros ežių ir be batų nesimaudykit. Okay. Ir dar vieną dieną mes bandėm 4 kartus maudytis. Ir dar vieną dieną mes, kai nuėjom
buvo ne vandeninas, o sriuba. Dabar pabandysiu paaiškinti, ką tai reiškia, bet tokia makaroninė sriuba. Ką reiškia? Tai reiškia, kad buvo medūzos atsivedusios savo ikriukų, kurios yra tokie burbuliukai, Okay. permatomi. Ir jų buvo pilna jūra. Ten buvo tiek tiršta, kad tu kaip į makaroninę sriubą kištum ranką, brauktum ir jaustum, kaip tie makaronai tau per ranką eina. Va tai buvo vandeninė. Wow. Ir banguoja ir įsivaizduoju, kad tu bijai burną pagauti tą medūzą. Nu, žiauri. Nu, ta prasme. Nu, tokį patyrėję, ne? Ne vaibai. Ok, overall. Patiko? Gyventum, negyventum toliau? Aš Filadelfijai, nebent iš tų miestų, kur buvau, jo. Dar Amerikoje buvo nufainai pažiūrėtas visas lankytinas vietas, tą plokščias pastatą, kur rodo vis laik per filmus, tada Empire State Buildingą ir taip toliau. Nebuvom viršui, nes ten visą dieną reikia pralaukti, kad užsikelti viršų. O Jezu. Ir kainuoja $5. Tiesiog liftų pasikelti. Tiesiog liftų, o taip. Jo, tai bet buvo įdomu pažiūrėtas visas lankytinas vietas ir Filadelfija, dar sakyčiau, buvo ok, miestelis, visur kitur, nežinau, kosmosas ir mes gal nepataikėm miesto, kur gyventi, nes buvo, jeigu eiti į kavinę kažkur valgyti, buvo tik tai visas fast foodas, picos, cheesesteakai, burgeriai ir visokias kitokias nesąmonės. Irgi turėjo tokią pačią gatvę kaip Basanavičiaus, tik tai palei vandenį tokia. Okay. Boardwalk vadinasi, medinė tokia gatvelė palei vandenį. Jo, o jeigu norėjai suvalgyti steiką kokį nors, aš šiaip mėsos, nes mes labai norėjome mėsos, kai parduotuvėje negalime nusipirkti, tai buvo artimiausias Atlantic City'e, kuriame irgi buvom, kas yra už 100 kilometrų. Nu, ta prasme, nebuvo niekur net tam mieste jokios vietos, kur keptų tiesiog steikus. Okay. Tai kosmosas buvo. Nice. Nu, kažkaip neįprastai jam buvo. O, aš taip ilgai kalbėjau, kad nebeturim muzikinio fono. O taip, o. Va, tokia, va. Nu, šauniai, įsibėgėjai. Nu, variau čia. Papasakau. Tai va, nu fainai, smagu buvo. Smagus potyriai. Nu, baisiai. Baisiai. Aš šiaip ką pamiršau pasakyti, kad kai tu sakei, kad, nu, New York'e, ne, kur kad ten viešajam transporte labai daug šitų bomžų. Bomžų, nu, galim taip sakyti. Abagų. Tai, žinai, ko daugiausiai yra Kiprė? Nu. Kačių. Kai? Belenkiek. Tavrasme, belenkiek. Jeigu kažką šviežiai išmesi į konteinerį... Tai man būtų, aš negalėčiau vaikščioti, aš alergiškas katėm. Taip, tau ragas, tau ten, žinok. Bet dabar jau miestuose, pačiam mieste, tai jau dabar mažiau. Jeigu ten, žinai, išvažiuotum į kokį gyvenamą rajoną, tai ten yra tikrai nemažai, nes jeigu realiai išmeti į konteinerį ką nors šviežio, žinai, nu, tipo mėsos ar dar kažko, žuvies, nesvarbu. Tai už kokių 10 minučių pamatysi kokius 5 katinus ant konteinerio. Ok. Va taip, va. Ta prasme, ant tiek katinų. Ten paliai istorija tipo tai, kad Nefertitė ar Afroditė, neatsimenu jau tiksliai, užveisė labai daug kačių, nes buvo ten tuo metu toj saloj labai daug gyvačių. Okay. Ir va, užveisė daug kačių ir tipo nuo to laiko tos katės veisėsi ir va taip va, išsiplėtoja. Ok. Gerai. Nu tai ką, tai tiek gal? Jo, užtenka. Ir net ir šiandieną, man atrodo, kad galim uždaryti, nes jau valandų nemažai. Galim be jokios pertraukos, man atrodo, čia su visais atsisveikint. Jo, žinau. Tai tu net neįsivaizduoju, yra be 2010. Vaikai. Nu. O taip jau kalbėjom. Nu, pasisakyk visiems, ką padarei su kamera, kodėl nebuvo tavo close-upo, tik tai gale. Aš padariau. Paskutinis lietė kamerą ir aš padariau. Nu. Tai reikia nusirašyti. Aš ne kamerą liečiau, aš telefoną liečiau. Tai palėtė kamerą. Jo. Nu, nieko, nu tai ką, gausis, kad praeitas išėjimas mano ant manęs grinai nebus, bus nebent tik ant bendro. Tai ne vieno nebus. Ajo, visi buvo slow motion. Tai va. Buvo pajungtas slow motionas. Kažkodėl, kažkokiu būdu, aš nežinau kodėl. Aš neliečiau, aš nejungiau. All right. Nu ką padarys? Tai ką, tai turbūt, kad tiek susigirdėsim su jumis kitą jau savaitę. Per tą laiką galit pasiekti mus visus, Begis ir Belis, visuose socialiniuose tinkluose. Mes sugrįšim jau kitą savaitę. Įrašas išeina ketvirtadienį. Ką žiūrit įrašą, like, subscribe, pasidalinam ir kitą. Ir dar prie to pačio, kas žiūrėsit ketvirtadienį, sekanti mūsų laida yra 10. Jubiliejinė. Kita nesekanti, negalima sakyti. Sekanti buvo 8. Gerai. Prisikabinti reikia. Taip. Tai noriu paklausti, ar turit kokių idėjų, ką mes galim padaryti. Mes turim vieną idėją, dar reikia išplėtot. Bet pasiūlykit kokių idėjų,
ar TikTok'e, ar šitam YouTube'ės po įrašu, ką mes galim padaryti sekančią laidą. Va tiek pat. Kokią nesąmonę. Nu. Su nerfu pašaudyt. Aš tai balsuoju, kad Begičius nuogas būtų visą laidą. Aš tai balsuoju, kad tu nuogas būtų. Nu, gali prabalsuoti komentaras.